Labas, Justina. Labas, Indra. Malonu tave matyti. Sustinkam jau trečią kartą. Ir praeitą kartą žadėjome, kad šiandien tema bus būtent apie automatizacijas. Tai kaip manai, nuo ko galėtumėm šiandien pradėti? Aš galvoju, kadangi praeitą kartą mes kalbėjom apie mažus verslus ir ar jiems verta investuoti apie naujienlaiškių rinkodarą ir pradėjom kalbėti apie kontaktų rinkimo formas, kurios vėliau bus tokia kaip investicija, kad mes jau busim sukaupę ir mes užsiminėm, kad mes pakalbėsime apie automatizacijas. Tai aš pagalvojau, kad šiandien yra puikia proga pratesti tą praeitą temą ir pakalbėti apie automatizacijas ir galvoju, kadangi tu tikrai toks automatizacijų proesi, tai galėsi daugiau papasakoti ir šitam pokalbį daugiau pasidalinti apie automatizacijas. Kaip manai? Super. Tai tema ir buvo tokia, tai galim tada bandyti eiti į tą pokalbį ir žiūrėti, kur šiandien jis mus nuves. Hmm. Aš galvoju, žinai, čia mūsų klauso turbūt įvairūs verslai ir tie, kurie jau, na, susipažinę su naujienlaiškių rinkodara ir tie, kurie ne. Ir mes, kadangi pradėjom kalbėti apie tuos mažesnius verslus, kurie dar tik eina link to, tai aš pagalvojau, kad gal apskritai, žinai, yra žmonių, kurie nesupranta, ką reiškia ta žodis automatizacija. Ne? Nes naujienlaiškių rinkodara kartais dedamas ženkliukas lygybės, tarsi tai yra naujienlaiškiai, bet tai taip patenka ir automatizacijas. Kaip tu Taip. paprastam žmogui paaiškinsi, kas yra ta automatizacija? Na, atrodo, kaip mums specialistam tai labai lengva suprasti. Nu, kažkokie automatizuoti ten tie laiškeliai. Bet iš tikrųjų, jeigu taip išskiriant tas automatizacijas, tai na, visi jau žino, kad naujienlaiškiai tai yra naujienlaiškiai, kurie siunčiami prenumeratoriam. Mhm. Automatizacijos yra automatizuoti laiškai, kurie veikia juos sutrigerinus tam tikrų būdų. Tai tarkim, praeitą kartą kalbėjom būtent apie tą kontaktų rinkimą, tai gal tada būtent apie welcome automatizaciją. Tai tarkim, turim welcome automatizaciją, turim laiškų seką, kuri yra sutrigerinta dėl to, nes kažkas paliko kontaktą, užsiprenumeravo. Tai Mhm. čia yra mūsų trigeris kontakto palikimas ir tada mes turim paruoštą automatizaciją būtent galbūt vieno ar kelių laiškų seką, kuri išeina tam tikru dienų intervalu su tam tikra informacija ir tiesiog tai sukasi nuolat ir vyksta automatizuotas procesas. Taip pat yra kitos automatizacijos ir kiti trigeriai. Tai kaip mes turim paliktų krepšelių, nebaigto atsiskaitimo automatizacijas, tai vėlgi tai irgi yra keleto laiškų seka, kuri veikia pagal tam tikrą triggerį. Tai palikto krepšelio suveikia tada, kai kažkas palieka krepšelį ir tada išeina tam tikra laiškų seka. Kai kažkas nebaigia atsiskaitimo, vėlgi išeina kita laiškų seka. Tai tiesiog būtent tos automatizacijos ir yra, kurios veikia pagal, kaip čia pasakyti, ne prenumeratoriaus, bet labiau kontakto, nes čia dar irgi yra du skirtingi niuansai, kur mes turime kontaktus, kontaktų bazę ir turime atskirai prenumeratorių savo elektroniniai parduotuviai. Tai būtent automatizacijos veikia visus kontaktus ir gauna tuos automatizuotus laiškus pagal kažkokį veiksmą, kurį jie atliko elektroniniai parduotuvai. Tai čia taip labai išplėstai, bet man atrodo gana aiškiai Mhm. pavyko išdėstyti būtent kas ta automatizacija yra ir kuo jinai skiriasi nuo naujienlaiškių rinkodaros. Nes automatizacijoje na, viskas veikia pagal kažkokį kontakto veiksmą, o jau naujienlaiškiai kompanijos yra siunčiamos būtent prenumeratorių bazė, jau nusprendus mums ką ir kada siūsti ir apie ką Mhm. rašyti. Tai jo, Iš tai. esmės, iš esmės, kaip tu gražiai pasakėjai, palyginai, automatizacija sutrigerina kažkokį vartotoją, Mhm. o naujienlaiškį mes jau nustatom patys, ar ne? Tai ta automatizacija turbūt reiškia, kad automatizuotas procesas, mes jį Taip, susidedam, taip. kaip aš sakau, vieną kartą investuoji, pasidarai ir ramiai mėgi, nes nuo tam tikro trigerio yra. Jau naujienlaiškių jau vis tiek reikia susiplanuoti ir apie naujienlaiškius šitoje temai mes nekalbėsim, ar ne. Bet kadangi automatizacijos yra didelė naujienlaiškių rinkodaros dalis ir dažniausiai, nu, ir tu daliniais įrašuose, ar ne, automatizacijos sugeneruoja didesnę dalį ir pajamų. Teisinga mintis yra, ar ne? Nu, kodėl taip yra? Nes automatizacijos tokios kartais nuvertinamos, ar ne? Bet jos iš tikrųjų tikrai dažnai parduoda daugiau negu įprasti naujienlaiškiai, kaip tu.
manai? Na, iš tikrųjų, mes ir savo patirtį turim atveju, kad kartais per pusę pasiskirsto ir ta naujienlaiškių rinkodara ir Mhm. automatizacijos, bet dažnu atveju vis tiek automatizacijos jos generuoja didesnę sumą pardavimų, nes tiesiog to srauto yra didesnio užtikrinama ir vis tiek Mhm. sutrigerina, nes tarkim, jeigu mes turim normalų efektyvų srautą į elektroninę parduotuvę, ką mes irgi dažnai akcentuojam, nes jeigu nėra jokio srauto, jeigu elektroninė parduotuvė nežinoma, tai ir tos automatizacijos neveiks, nes tiesiog jų niekas nematys, niekas nepaliks krepšelių ir negalim tikėtis, kad automatizacijos generuos pajamas, jeigu pas mus niekas netlieka tų veiksmų elektroniniai parduotuvai. Tai būtent tokiu atveju, kai turim srautą ir tikrai pamato kur kas žymiai daugiau žmonių, galbūt nei turim prenumeratorių ir automatiškai tų pardavimų vyksta daugiau tokių principų. Mhm. Jo, čia paminėjai labai gerą momentą. Tu žinai, kad aš kai darau automatizacijų ar naujienlaiškų rinkodaros pardavimą klientui, visą laiką akcentuoju, kad pirmiausia užsitikrinkim, kad būtų srautas į puslapį, nes jeigu srauto į puslapį nebus, tai tos automatizacijos negeneruos. Bet jeigu bus, tai tikrai tos automatizacijos, už tai aš manau, daugumos verslų šiaip neveltui jos yra pamiltos, nes tai yra iš esmės vienkartinė investicija, tu ją pasidarai ar ne ir jos tada generuoja tau pajamas, tau miegant. Aišku, jas reikia prižiūrėti ir nepalikti, bet vėlgi tai nėra, kad reikia grįžti prie tų naujienlaiškių, ar ne? Čia vėlgi nenoriu tikrai pasakyti šitoj temoje, kad naujienlaiškiai yra nuvertinami, bet tiesiog, ar ne, kad automatizacijos tikrai yra tas toksai dalykas, mes kaip ir kalbėjome, ar ne, prie tos temos apie mažus verslus, kad kodėl aš rekomenduoju turėti įsidėkti tą kontaktų rinkimą arba tas pačias automatizacijas, ar ne, kad tai yra must dalykai, kai tu kažkada norėsi siūsti laiškus, naujienlaiškus kontaktai ir jeigu tu turėsi tas srauto, tikėtina, kad tu turėsi tą srautą, nes norėsi pajamų, tai tos automatizacijos tau jos ir generuos, ar ne, ir mes matom ir tikrai ir procentaliai, ar ne, kiek generuoja pati naujienlaiškių rinkodara ir panašiai. Tai va, tai skiriasi jos nuo tų kampanijinių laiškų, bet tarkim, papildyk. Aš norėjau pasakyti, kad čia visiškai nėra jokio skirtumo, man dabar tokia atėjo į galvą mintis palyginimas, ar tai yra elektroninė parduotuvė ar fizinė parduotuvė. Dabargi mes turim ir savitarnos kasas. Nu, tai irgi tai yra automatizuotas procesas, kurį kažkas ten prižiūri, viena ta pardavėja. Tai tarkim, vyksta pardavimai vis tik tai dėl to, nes į tą parduotuvę ateina žmonės ir lankosi. Čia irgi automatizuotas procesas, kurį žmonės patys atlieka, nes jie gauna ten kažkokį tai veiksmą atlikti patys, bet vėlgi, jeigu ten nebus rauto, tai ir tų kasų ten nereikės ir tas procesas irgi neveiks. Tai čia lygiai tas pats ir elektroninėje prekyboje vyksta, kur ateina, tiesiog turi ateiti srautas, kad vyktų tas pardavimas ir būtų tam tikri trigeriai pajudinti. Tai. Ja, mes įprastai, kai su Indra darom naujienlaiškių rinkodarą, mes pirmiausiai pasižiūrim, kiek apskritai naujienlaiškių rinkodara generuoja procentaliai nuo pardavimų, tai apie 20-40%, dėl ko mes ir kalbam, ar ne, kad tai yra tikrai geras pardavimų kanalas. Ir tada jau žiūrim paskui su Indra, kiek procentaliai ar nebuvo kampanijos, kampaniniai laiškai ir automatizacijos. Ir tikrai įsivažiavus abiems elementams, ar ne, ten tikrai turim ir tokių situacijų, kada automatizacijos generuoja pusę ir pusę naujienlaiškiai, bet toks, jeigu standartinis e-commerce, tai dažniausiai būna, kad kampaniniai laiškai generuoja 30%, o 70% generuoja automatizacijos. Tai dėl to jos tokios, aš manau, tikrai yra tokias must susidiegti ir dabar, jeigu ateina, ar neklauso kažkas ir galvoja, reikia man susidiegti, arba aš jau turiu galbūt automatizacijas, bet ar tas, tai kaip tu manai, kurios yra tos automatizacijos, kurios yra tokios tikrai must, ir kurios jau galbūt būtų tokios nice to have sekančiam etapui e-commerce. Tai iš tikrųjų, kaip mes ir kalbėjom, kad būtent mūsų šitie pokalbiai yra labiau mažiem verslam, dabar būtent apie mažą verslą ir tas visas automatizacijas. Tai aš gal nuo šitos temos norėčiau pradėti paliesti ir tada tas automatizacijas įvardinsiu, kurios ten tos svarbesnės. Tai pačioje pradžioje, kai tas mažas verslas yra mažas, jisai neturi tos prenumeratorių bazės ir neturi
daugybės prenumeratorių ir apskritai, manau, jiem nėra tikslo gaišti tiek daug savo laiko ir investuoti į naujienlaiškių rinkodarą, kai jisai gali būtent pasidaryti ten tuos vienkartinius procesus, susikurti automatizacijas ir kuriam laikui palikti, pažiūrėti, kaip jos veikia. Tai viena iš pagrindinių, kad vėlgi turėtumėm vėliau tų prenumeratorių yra welcome automatizacija, na, kad mes ne tik paprašome palikti kontaktą, dažniausiai jį, kaip ir praeitą kartą kalbėjom, paprašome palikti mainant į kažką, tai kai palieka kontaktą, mums reikalinga automatizacija, kad kažkas mūsų tas lead magnetas Matyt. išeitų. Tai jeigu Mhm. parašom, kad jums bus nuolaida, tai būtent welcome ir daro tai, kad įsiunčia tą nuolaidą. Tai vėlgi ta automatizacija šiandien dienai galbūt vieno laiško, jau sakyčiau, nėra tokia efektyvi. Jau vis tik prekės ženklas turėtų žiūrėti į ryšio kūrimą, tai jeigu jau kuriam tą automatizaciją, nu, tai bent 2-3 laiškus jau minimaliai įsidėti, kad tą kontaktą apsišildyti ir kad jisai galėtų susipažinti su prekės ženklu, su jo produktais, su jo vertybėm, pozicionavimu ir visu kitu. Tai viena iš tų svarbiausių yra welcome. Ir antra, nu čia antra, Dar trečia. gal papildysiu, dėl tos welcome, žinai, galvoju dar, kol neperšokom, kad irgi, žinai, kaip tu sakai, pradedantieji, jeigu dėliojasi, bet man atrodo, šitą kartais nežinau, ar nepradedantieji, kad jūsų kontaktų rinkimas yra pažadas kažką duoti ir Mhm. vienas yra pažada duoti ar ne nuolaidą arba tą patį freebie, tai nu, jūs privalot, tai yra jeigu tu pažadėjai nuolaidą e-shop'e, tai ją turi rasti, nes tai yra klaidinanti reklama. Tai čia lygiai taip pat traktuojama kaip klaidinanti reklama, tai jūs turi Taip. turėti tą automatizaciją, jeigu jūs jau pradėjote rinkti ne šiaip, kad prenumeruok, o kažkokį pažadą sutikė. Tai šitas momentas irgi yra labai, 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 aš manau, svarbus, bet aš dar galvoju, labai taip trumpai grįšiu prie šitos welcome. Viena vieta, galvoju, tu tikrai detalizuosi ir tikrai esi rašius ne vieną tokį fainą welcome laišką, kur yra tikslas ne tik tai parduoti ar ne su welcome laišku, bet ir pats pozicionavimo žinutė. Nu, vat, kad kaip yra svarbu, kad welcome laiške atsirastų ir tai, kas jūs esate. Tai jeigu Mhm. dėsit ir nu, reikia dėti tą nuolaidą, pažadėjau čia, kad gauti tą prenumeratorių, tai tas laiškas jis atrodys taip, imk, šią pasimtų tą nuolaidą, ar ne, iš serijos. Tai reikėtų pridėti tą gražų laišką apie mus, kas mes esame, nes žmogus arba nupirks iš to laiško, arba nenupirks iš to laiško, bet jisai susipažins su jumis. Tai vat nepamirškite, tas pasisveikinimas yra ir prekės ženklo pasveikinimas, iš tą dalį labai daug verslų pamiršta. Jo, nes dėl to ir būtent ir kalbu apie tų kelių laiškų seriją, kad, na, tiesiog tai nėra laiškai, kurie jums siunčia tiesiog bestsellerius ar ten kažkokius kitokius produktus ar jų kategorijas, bet kaip ir minėjau, na, tai svarbu per juos parodyti savo prekės ženklą, savo pozicionavimą, kas esat, kuo gyvenat ir kas slepiasi už galbūt net ir už tos verslo kasdienybės, kaip jinai atrodo, kad tiesiog, na, suprastų, kodėl kiekvienas turi rinktis būtent šį prekės ženklą, šį produktą, šią paslaugą. Tai tiesiog būtent tais automatizuotais laiškais ir galim tai padaryti vieną kartą skiriant to dėmesio. Tai va, Dabar jau einam prie kitų prie kitų. Tai automatizacijų. aš manau, kad antroji, kad sakau, antroji, trečioji vietoje, nes jos labai panašios tos automatizacijos, tai yra būtent nebaigto atsiskaitimo ir palikto krepšelio. Tai yra labai dvi susiję automatizacijos, kurios turi skirtingą triggerį, bet jos turėtų būti įprastai, standartiškai, tai būna 3 laiškų serija. Pirmasis laiškas primena, kad liko krepšelis ar kad nebaigėte atsiskaitimo. Antrame laiške dažniausiai jau mes skatinam su nuolaida sugrįžti ir trečiam primenam apie nuolaidą, kuri dar galioja ten x dienų skaičių. Tai manau, šita automatizacija yra labai, labai reikalinga. Dabar bijau sumeluoti procentą, kuris palieka krepšelius ir neįsigyja, bet jis tikrai ten yra gana didelis, apie 60 ar 70. 70. Aha. Kažką Mhm. galvoju, nes lyg ir per savo mokymus mes dalinausi šitą Mhm. informaciją, ten Mhm. skaičiais tyrimų, kad apie kažkas 70% palieka krepšelį, Mhm. neįsigyja prekių, kurias susidėjo, tai įsivaizduokit 70% žmonių, tai vis tiek Nu, ta iš dalis, 10 nuperka 3. nu,
Taip, tai 7 galima bandyti Mhm. susigrąžinti, kad dar bent pusė iš jų tikrai nupirktų, nes tikėtina, kad nu, ne visi jie įsigys, bet Mhm. dalis jų tikrai. Nes ypatingai, kai labai jaučiasi ant automatizacijų, kai vat, klientai leidžia reklamas ir tų Mhm. krepšelių matosi žymiai daugiau palikta, žymiai daugiau, bet nu, ir žymiai daugiau būna pardavimų Taip, sugeneruota. taip, Tai taip. lygiai sakau, mes labai labai greitai pastebim, kada kažkur reklama nesuveikia arba kažkas kažkur būna Mhm. išjungta, nes labai greitai ant automatizacijų pasimato kritimai. Net Mhm. vat ir praeitą kartą turėjom situaciją, kur tiesiog klientai mūsų pakeitė specialistą reklamos ir iš karto matosi pokyčio nuo Mhm. automatizacijų, kad vis Mhm. tik yra kažkoks tai nutikimas tenai. Tai. Čia dar kartą patvirtina, kad automatizacijos yra tiesioginė koreliacija su reklama ir mes irgi agentūroje leidžiam ar Meta reklamą, ar Google reklamą ir pačios mūsų kolegės sako, dabar neatsimenu, kurios kolegės čia buvo teiginys, kad jos kaip geriausi draugai susikabinę, nes viena kitą Mhm. papildo, ar ne, nes reklama atveda srautą, Visiškai. daugiau žmonių, ar ne, tai gal mes turėdavom 10 žmonių, kuris į krepšelį ir 3 užbaigdavo, dabar turim 100 ir 30 užbaigė, ar ne, tai mums yra faina, kad iš tų žmonių tai nėra 3 žmonės ir 30 žmonių užbaigia, ar ne, taip mes turim automatizaciją, dar kažkiek padidinsim, ar ne, tą pardavimų pajamas ir turėsim geresnius rezultatus. Aš kaip tik vakar turėjau konsultaciją apie funkcijas elektroniniai parduotuviai ir tiesą sakant, kaip jau funkcija, irgi tiesiog kalbėjau apie palikto krepšelio automatizaciją, ją įsidiegti ir kuo dalinausi ir papildysiu pačią Indrą, ar ne, kad kiekvienas laiškas, bent jau mano profesinė nuomonė, turi savo tokį, kaip tikslą. Nes dažniausiai čia ties paliktis krepšeliais būna žmonės ir sulaukia. Čia spamas, čia užknisa, čia 3 laiškai. Taip, taip, Iš taip. karto neatrodo, tai kaip ir turbūt pasisveikinimo automatizacija turi tam tikrą kas kiekvienam yra sudėta ir kas kiek laiko išeina. Tai paliktuose irgi ne tik kas kiek laiko išeina, bet kiekvienas laiškas jisai turi tą tokį tikslą. Tai, pavyzdžiui, aš visą laiką siūlau tokį, jeigu neturit kažkokios naujienlaiškų strategijos, kurių ten grinai konkrečiai detalizuota pagal jūsų brandą, ko jūs siekiat ir gal specifiškai kažką targetinat ir darot, ar net toks by defaultinis, yra, kad pirmas laiškas yra tiesiog priminimas, tai yra mes tiesiog Taip, priminam, kad tu palikai krepšelį ir netgi žinokit, tam tikri prekės ženklai nustebs, kad dalis būtent tuo laišku ir sugrįžta. Tai yra be nuolaidos laiškas, tiesiog priminimas, pavyzdžiui, tarkim, kad tu palikai ar ne. Tada antras laiškas jau turi tikslą, aš primenu apie krepšelį ir aš suteikiu tau nuolaidą, ar ne? Ir dažniausiai tas nuolaidos suteikimas yra irgi, jeigu pastebėsit, jeigu gaunat, ar ne, kad yra tam tikras laikrodukas uždėtas, ar ne, kiek laiko, nes tai yra tam tikra irgi pardavimo taktika. Ir trečias jau yra primena ir apie krepšelį paliktą, ir apie besibaigiančią galioti nuolaidą. Tai reiškia, kiekvienas iš tų laiškų turi skirtingą tikslą, toliau yra sudedama tam tikra logika, kas kiek laiko siūsti, ir taip, ir taip, vyksta taip. magija, kodėl įvyksta tas sugrįžimas kliento, nes kiekvienas targetina tam tikrą užmirštuolį ar nuolaidų ieškotoją, ar ne? Nu, bet čia vėlgi priklauso labai nuo verslo viskas ir tų, nes turėjome ir situacijų, kur darom nebūtinai 3 laiškus, nebūtinai dedam nuolaidas. Tai nėra kiekvienam verslui ta standartinė situacija, bet aš irgi tą patį norėjau paminėti, ką ir tu paminėjai, nu vėlgi net nežinom, kuriuo momentu tiksliai suveiks, nes kiekvienam skirtingai suveikia laikas. Tai vėlgi Mhm. tas automatizacijas reikia prižiūrėti, sekti ir galimai atlikti karts nuo karto ir korekcijas, kad tiesiog surasti tuos geresnius rodiklius ir kad tiesiog veiktų efektyviau. Tam žinai, bet ir yra tas, mes, kai darom naujienlaiškų rinkodarą, ar ne, ir mes darom kiekvieną mėnesį ataskaitą, analizuojam, pristatom ir žiūrim, rekomenduojam. Tai atrodytų naujienlaiškus rašom kiekvieną mėnesį, tai tik juos reikėtų analizuoti. Bet mes analizuojam ir automatizaciją. Ir ne veltui mes tą analizuojam, nes mes irgi pamatom daug įvairių dalykų. Aha, pas jūs nukrito srautas, ar ten kažkas nutiko, ar ne, kodėl ten. Kitas dalykas, kas, pavyzdžiui, iš e-commerce pusės, ką galima netgi pastebėti, kad kažkas yra negerai su tavo čekautu, tai būtent irgi per šitą automatizaciją, kai joje kažkas iš tikrųjų visiškai nėra, pavyzdžiui, užbaigtų jokių sugrįžusių klientų, tai irgi yra toksai triggeris. Aš dar, žinai, Indra, turiu tokį vieną klausimą dėl šitų tokį mažiuką dar irgi, nes šiaip yra palikto krepšelio to vadinamo browse abandonment, ar ne, ir čekauto palikto, ar ne.
trumpai skirtumus, kad suprasti, kur, nes atrodo abu palikti, bet jie truputėlį turi skirtumą, tos automatizacijos. Kad ties Paliktas krepšelis ir nebaigtas atsiskaitimas. Nu, tai ties kurio metu susitrigerina. Tai tas skirtumas yra tas, kad viena automatizacija suveikė tada, kai paliko krepšelį, kai įsidėjo prekes ir išėjo iš krepšelio, o kitas trigeris yra tuo metu, kai jis jau susidėjo į krepšelį, nuėjo iki atsiskaitimo, jau ten vedė galbūt duomenis ir galbūt jį kažkas pertraukė ir tada suveikė tuo metu. Tai realiai tas, kuris jau pirkimo duomenis vedė, tai yra karštesnis tas klientas, kontaktas, kurį reikėtų greičiau sutrigerinti. Tai vėlgi čia yra tie automatizacijų siuntimo laikai, kada pirmas laiškas turėtų būti išsiųstas. Tai vėlgi paliktas krepšelis ir nebaigtas atsiskaitimas, turi tuos skirtingus siuntimo laikotarpius. Tai va, tai atrodo abu palikti. Tik vienas gali palikti krepšelį nenuėjęs iki apmokėjimo, kitas apmokėjimo. Ir jie yra kartu labai panašus, bet kartu gali būti ir labai skirtingi. Aš tai apskritai juos abu vadinu kaip viena automatizacija, nes aš vadinu, kad tu turi turėti ir vieną, ir kitą, ir vadinu paliktų krepšelių tiesiog sistema, nes tai yra paliktas krepšelis, tik vienas paliko vidury parduotuvės, o kitas nuėjo prie kasos ir sako, piniginę pamiršau. Tai va. Tai aš manau, kad žinok, mes jau beveik pasiekėm savo 20 minučių, o mes atrodo, ar čia galėtumėm plėstis ir plėstis. Gal aš tada pratęsiu tą klausimą, kur klausai apie kitas automatizacijas ir tada gal bandysim po truputį užbaiginėti jau, kad nesibostumėm, neįsitestumėm per daug, nes čia galėtumėm gal ir 2 valandas kalbėti. Tai iš tikrųjų, jeigu taip pavardinti, tai manau, kad sekančios antro etapo tos automatizacijos tai jau galėtų būti visos tos, kur šiek tiek dar į klientą jį susigrąžinti arba jau kažkur prikelti kažkuriam momente. Tai, pavyzdžiui, lygiai taip pat mes turim ir neperžiūrėto produkto, tai peržiūrėto produkto, kaip peržiūri produktą ir iš jo išeina. Ir tada suveikia trigeris, kad jūs žiūrėjot produktą, galbūt norit sugrįžti dar kartą. Vėlgi turim ir kitų automatizacijų, kaip prašymai palikti atsiliepimą, tada susigrąžinimo automatizacijos, kai siunčiame laiškus po tam tikro dienų skaičiaus, siūlome įsigyti papildomai produktus, nes galbūt baigėsi. Vėlgi pirkėjus, kurie ilgą laiką neperka, tai tiesiog tų trigerių yra įvairiausių ir tikrai galima, žinant, kažkiek jau pažįstant tą auditoriją, bet būtent analizuojant duomenis, galima ją pažinti ir žiūrėti, kuriuo momentu galima kažkokį trigerį pajudinti ir tiesiog susikurti. Tai aš manau, kad viena ta susigrąžinimo automatizacija ir yra viena tokia iš svarbesnių, kur tu tiesiog jau tokius atšalančius kontaktus gali paskatinti sugrįžti atgal. Susigrąžinimo automatizaciniai tokia yra, žinai, kur kaip tu manai, ją reikėtų diegtis iš karto, su tais visais paliktais ir velkam, ar truputį po kažkiek tai laiko? Vėliau, tikrai vienareikšmiškai vėliau, nes mes nežinom realiai to daugmaž lojalumo rodiklio, to dienų tarp apsipirkimų skaičiaus kažkiek, vis tiek turi praeiti tam tikras laikotarpis, kada galim pažinti savo auditoriją ir žiūrėti, nes mes galim labai šaudyti. Galbūt mūsų klientai grįžta kas 30 dienų, galbūt grįžta kas 90, tai jeigu mes neatsiųsim kas 10 dienų, tai nemanau, kad mes pasieksim rezultatus. Arba tokiu atveju jie susidiegti ir tada labai labai stebėti, nes ką dažnai verslai nemėgsta daryti, jie nenori stebėti duomenų ir čia reikia stebėti ir tada imti kažkokį momentą, bet turbūt tos vėlimesnės automatizacijos, pataisyk, jeigu aš klystu, jas verta truputį ir vėliau įdėkti dėl to, kad mes jau turim duomenų ir mes remiantis tais duomenim, jau iš karto diegdami pirminį tą automatizacijos etapą galim labiau pataikyti į jos ritmą, ar ne, nes kiekvieno verslo ritmas yra labai skirtingas ir tas sugrįžtantis klientas, ką paminėjai, ar ne, tai kiek kartų tu grįžti baldų parduotuvę ir kiek kartų tu grįžti pirkti šampūno, ar ne, skiriasi, ar ne. Tai šitoje vietoje irgi yra tos tokios metrikos, kurios šiaip yra rekomendacinės ir vienai ir kitai, bet mes pačios matėm, ar ne, su baldais, kaip gali būti ir vienaip, ir kitaip, ir su kosmetika, ar ne. Tai viena yra rekomendaciniai tie dienų skaičius, kas kiek turėtų sugrįžti, o praktikai pasiemi 2 panašius verslus ir matai, kad jie visgi
yra skirtingi. Tai jeigu kažką diegiat, tai irgi pasižiūrėkit, ar jūsų, netgi tie patys tavo Indra vardinti, ar ne, ir welcome serijos, arba palikti krepšelį, irgi nepamirškit čia šitą vietą sugrįžti ir pasižiūrėti, ar jie tikrai veikia teisingai, nespamina, konvertuoja, galbūt kažkokius dalykus daro, nes čia irgi yra labai svarbu taip pat kaip įsidiegti, taip pat ir daryti priežiūrą, kaip ir website priežiūrą, taip ir automatizacijų priežiūrą, yra tokia, manau, reikalinga, ar ne? Nu tai čia vienareikšmiškai, nes, paleidžiam automatizaciją, kitą kartą, čia galima labai su socialiniais tinklais palyginti, juk kai įkeliam postą, tai ar įkeliam ir jį pamirštam? Ne, sugrįžtam galbūt komentarus atsakyti, pasižiūrėti, kaip jiems sekėsi, kokią auditoriją pasiekė ir panašiai, tai lygiai tas pats yra ir automatizacijos ir visi kiti procesai, tiesiog ateina momentas, kada turim patikrinti, kaip veikia, pasižiūrėti rezultatus ir galimai priimti kažkokias tai pokyčius, kažką koreguoti, kad tiesiog galėtumėm turėti dar geresnį jų veikimą. Tai finalizuojant, jau turėjau dar klausimą apie bonus, visokias dar ten automatizacijas ir taip toliau, bet aš pagalvojau, kad mes turbūt galėsim, jeigu bus įdomu klausytojams, pasakykit, kiek šita automatizacijų tema, kiek ją dar plėsis, nes čia turbūt, kaip ir Indra sakė, mes galim kalbėti ir čia labai daug diskutuoti. Jeigu jau einant į pabaigą, kokį tu patarimą duotum, kas svarsto dabar dėl automatizacijų ir sakytų, Indra, tai ar verta, ar ne, ar verta man dabar jas darytis, ką tu jiems pasakytum? Aš tai manau, kad kiekvienas verslas elektroninė prekyba turi turėti bent jau tas bazinės kelias automatizacijas, ypatingai būtent welcome automatizacija ir rinkti kontaktus, nes, jeigu atiduodam kažkokį tai lead magnetą, kažkokį, kaip minėjai, tu pažadą duodam, tai jau galim pradėti kurti tą kažkokią tai, tą ryšį po truputį ir, vis tiek jau jeigu pradedam, tai darom tai teisingai, segmentuojam nuo pat pradžių, nes paskui, tai kainuos ir laiko, ir galbūt kaštų, kad priimti tuos pokyčius ir kažką tai pakeisti. Tai tikrai reikia nuo pat pradžių, nes įsivaizduokit, kur jūs pradėjot ten verslą, veiklą ar kažkiek vykdyti ir pradėjot nuo pat pradžių rinkti kontaktus ir kur pradėjot rinkti po metų laiko. Tai vis tiek per tuos metus prikapsi tą bazę, galbūt jinai nebus ten labai kažkokia aktyvi ir įsitraukusi, bet po metų laiko jūs drąsiai jau galėsit rašyti naujienlaiškius ir turėti kažkokį tai pagrindą susidėjusį. Net ir ne po metų anksčiau, tiesiog žiūrint pagal auditoriją ir kaip jie ateina, bet vėlgi čia viskas priklauso nuo srautų. Bet pabaigai kažkaip vieną mintį labai norėčiau pasakyti, kad tikrai mes dažnai girdim iš verslų, kad bet čiagi naujienlaiškiai niekas jų neskaito, čia jie užknisa ir taip toliau, ir taip toliau. Tai aš visą laiką kartoju, kad naujienlaiškius mes rašom ne savo, mes rašom juos kitiems žmonėms, savo klientams, savo kontaktam, taip kad jų poreikiai skiriasi, nes, tikrai, galbūt aš neskaitau ilgų, bet mano visi kontaktai skaito tik ilgus naujienlaiškius. Tai, ne savo mes juos turim rašyti. Jie gali mums patikti, gali mums nepatikti, nes mes juos rašom ne savo. Aš tai tik paantrinsiu, nes mes turėjom klientę, kuri sako, aš taip pati jų neskaitau ir pradeda vardinti ten tokius, kurie tikrai tokie, iš kitos pusės, kaip pažiūrėtum, tokie yra labai spaminiai, dažnai siunčiami, vien tik pardaviminiai, ar ne. Tai aš manau, mes tikrai galėsim pakalbėti apie tai, koks naujienlaiškis turėtų būti, bet automatizacija irgi yra gaunama kaip naujienlaiškis, kaip laiškas įkrendantis, ar ne, ir jeigu žmogus yra ne iš marketingo srities, jis tikrai gali nesuprasti, ar tai yra ypač pasisveikinimo serija, ar ne, kur yra jaukinai, lygiai taip pat gali atrodyti kaip tas pats naujienlaiškis, bet žmonės tikrai skaito. Arba ta klientė irgi sako, aš tai, iki šiol neskaitau, nors pusę metų rašom, tarkim, naujienlaiškius, bet kai jinai mato tą rezultatą mūsų, jinai sako, negaliu patikėti, kad kiti skaito. Nes jinai neskaito, ar ne, bet jos naujienlaiškių rinkodara, įmonė yra toks game changeris, ar ne, generuojantis dabar jau net ne tūkstančiais, o 10 000, ar ne, naujienlaiškių. Tai, atsiprašau, pajamų eurų, ar ne, kiek iš to neskaitančios auditorijos. Tai neleiskit, kad jūsų kažkokie išgirsti mitai arba jūsų pačių įsitikinimai trukdytų tam. Po truputį ruoškitės, visą laiką, kaip aš sakau,
Pradėjus mažą verslą reikia tikrai nemažai investicijų ir laiko. Ir šitoje vietoje tikrai gali daryti step by step, tai kuriant website ar nesusidėlioti tą kontaktų rinkimo bazę, welcome automatizaciją, aš viskai sakyčiau, kad ir palikti krepšelį yra labai svarbus, nes kai jūs pasileisit, jūs vis tiek norėsite to srauto, ar ne, ir faina labai, kad kiekvieną tą žmogeliuką, kuris atėjo ir buvo lankytojas, arba buvo bent jau tas krepšelis susirinkęs pirkėjas, jį pagauti, ar ne. Taip. Tai va, tai aš to palinkėsiu, kad geriau mažais ir lėtesniais žingsniukais, bet aukti. Tai va. Tai ačiū labai už pokalbį, Indra. Buvo man labai smagu padiskutuoti šitą temą. Tikiuosi, kad bus smagu ir klausantiems. Jeigu turėsit klausimų, tai parašykit arba po video, arba parašykit Indrai per socialinius tinklus, arba parašykit man, padiskutuosim. Ir šiaip visą laiką labai laukiam, ar ne, mes Indra visokių temų, kas jums yra aktualu, tai pasidalinkit ir mes padiskutuosim. Tik tiek, kad jau mūsų 20 minučių pokalbis gal viltų 40, tai šį kartą prasitęsėm, ilgiau galėtų būti 2, bet nu vis tiek kažkaip, kai pradedi dalintis, nori, kad ta informacija būtų išsami ir ją atiduot naudinga, nes dėl to mes tai ir darom, ar ne? Tokia ir buvo idėja. Tokia ir idėja išdiskutuoti temą, kad būtų nepaliktų vietų, bet tikiuosi neprailgs klausyti ir žiūrėti. Tai va. Gerai. Ačiū tau, Justina, tada ir iki kitos savaitės. Ačiū, iki.